Aš visada labai patogiai jaučiuosi baleto salėje, man visada buvo labai linksma šokti. Ir gal aš supratau jau, kad noriu tapti balerina, kai buvau jau mokykloje Kijeve, valstybinėje mokykloje. Bet prieš tai kažkaip visada mano gyvenime yra tokių situacijų, kad aš netgi negalvoju, kad aš kažkada būsiu balerina, o kad būsiu dar ir prima balerina. Tikrai čia, nebuvo mano svajonės. Tavęs formuoja tavo aplinka. Kas yra tavo aplinkoje? Kokia muzika tavo aplinkoje? Kokias knygas tu skaitė? Filmų žiūri. Visada taip yra. Aš užaugau nuostabiai atmosferoje, nes aš gimiau Kryme, prie jūros. Kiekvieną dieną buvau pajūryje. Tik nuostabus akimirkos ir labai gero atmosfero augau. Šiaip taip aš esu labai dėkinga savo mamai ir tėčiui, nes jie padarė viską, ką įmanoma, kad besikraustėme iki Sevastopolio, iki Charkovo, nes tuo metu Charkovo buvau pati stipriausia baleto mokykla. Mama apie tai sužinojo ir pasakė, kad viskas, mes važiuosim Charkovą. Ir tada mano tėtis išėjo į pensiją, nes mano tėtis yra buvusis karo lakūnas, o mano mama fortepiano mokytoja. Ir tėtis gavo antrojo išsilavinimo ir sako, kad viskas, dėl dukrytės važiuosim į Charkovą, į stipriausią baleto mokyklą. O paskui iš Charkovo į Kijevą. Toliau, nes Kijeve yra valstybinė baleto mokykla. Paskutinį metus man buvo labai įdomu, aš bėgau į tą mokyklą, nes pas mus atsirado tokias disciplinos kaip psichologija, filosofija, istorija teatro, istorija baleto, kostiumo istorija, aktorinis meistriškumas. Ir man buvo žiūri įdomu. Ir paskutinis metus buvo labai sunkus, bet tuo pačiu laiku pats įdomiausias. Ir tada aš supratau, kad man taip įdomu visas tas disciplinas sužinoti. Aš esu labai dėkinga visiems savo mokytojams už tai, kad aš gavau gerą išsilavinimą. Ir iš tikrųjų tai aš galvoju, kad nėra nieko geresnė nei gerą išsilavinimą. Čia būtinai. Žmonės, kurie yra šalia, formuoja tavo intelektas, formuoja tavo skonį. Ir man atrodo, kad čia yra labai labai svarbu. Baleto artistas turi būti intelektualus. Buvau Maskvoje konkurse, laimėjau ir gavau pakvietimų iš mūsų nuostabiausio, geriausio mokytojo Ukraina. Čia mūsų legenda, Ala Lagoda. Ir jinai pasakė, jeigu tu nori likti Kijeve, paskambink man. Tada po to konkursą dar gavau iš Sankt Peterburgo, iš Marinskio teatro pakvietimo. Ir viskas buvo gerai, viskas buvo, atrodo, kad ir super. Bet aš iškart supratau, kad esu ne savo aplinkoje. Kad visi tie žmonės skiriasi mentalitetas kažkodėl. Mes kalbam visi vienoje kalboje, bet mentalitetas skiriasi. Ir aš supratau, kad aš neišgyvensiu ten. Kai aš išėjau pro tarnybinę, iš teatro išėjau ir aš pradėjau verkti iškart. Ir mama sako, kas atsitiko? Aš sakau, viskas ne, mama, mes važiuosim atgal namo. Labai mažai atlikėjų yra pasaulyje, kuris labai gerai gali pašokti Mėgančiojo gražuolė baleto pavyzdžių. Pagal stilistiką, pagal visų techninių dalykų. Nes Marius Petipa pastatė tas baletas taip, kad pavyzdžiui, visi galvoja, kad padaryti arabesk fai labai lengva. Čia sudėtingiausias dalykas. Variacija, padaryti pas tave teisingą arabeskas, paskui su muzika padaryti fai. Ir aš prisimenu, aš stoviu už kulisuose ir man dabar reikia eiti į sceną, o čia yra duris. Ir aš galvoju, mama mia, o jeigu aš dabar tą duris prasuksiu labai greitai, jeigu aš pabėgsiu, kas bus tada toliau? Nes taip sunku buvo ir aš taip bijojau, bet viskas, pirmas žingsnis į sceną, jokia baimė. Tik tas, nemėgstu šitų žodis, bet kaifas. Yra tas, kad tu esi scena ir tu supratai, kad čia yra tavo teritorija
ir dabar tu esi čia pagrindinė. Ir tada viskas. Po pirmo žingsnio jau nebėra to baimės. Scena tai yra tikrai stebuklas. Jeigu aš ten, koja man, tam pavyzdžiui, koja skauda, repeticija skauda, ten vaikščiot skauda, eini į sceną, nieko neskauda. Tu darai pirmą žingsnį sceną, viskas, tu jau kitam pasaulyje, tau nieko neskauda. Scenoje visada visko matosi. Scenoje matosi, koks tu esi žmogus gyvenime netgi. Tai aš visada stengiuosi atiduoti visą savo energiją, visą savo šilumą, kurią aš turiu viduj, savo žiūrovams. Nes visada turi būti tas simbios energijos. Jeigu tu ateisi į sceną su gera energija, žiūrovas iškart, tai gali pajausti ir tada paskui galų gale po spektaklio visą tą energiją tu gausi atgal nuo žiūrovų. Ir aš norėčiau visada atsiduoti viską, ką aš jaučiu, netgi jeigu yra gyvenime sunkus momentas. Nes pavyzdžiui, nuo karo pradžios, karas prasidėjo vasario 24 dieną, o kovo 3 dieną man buvo baletas Bajaderka. Ir aš tada nežinau, kad prieš kiekvieną spektaklį mūsų teatre gros Ukrainos himnas. Ir aš prisimenu, kad aš kai išgirdau tą muziką iš orkestro, ir aš pradėjau taip verkti, o man reikia eiti į sceną. Aš pradėjau verkti, bet aš stovėjau taip, nes aš žinau, kad man dabar reikia į sceną, o pas mane makiažas. Ir tada aš prisimenu, kad tada buvo tokia tyla. Visas spektaklis, 3 veiksmų baletas, buvo tokia tyla salė, kad aš niekada nepamiršiu tas spektaklis gyvenime. Man visą savo baimę, visą savo emocijos lengviau paaiškinti per judesio, nei per žodžią. Per kūną aš galiu pratransliuoti, ką aš dabar jaučiu. Ir man atrodo, kad tada buvo labai stiprus spektaklis. Ir man visada labai svarbu atnešti į sceną savo sielą. Siela pirmoje vietoje, paskui jau technika. Kai aš visada ruošiuosi vaidmenį, man labai svarbu sužinoti viską apie tą istoriją, apie vaidmenį, kurį aš turiu dabar šokti. Kai atvažiavau į Lietuvą, mano vienas iš pirmiausių baletų buvo Andželikos Cholinos baletas Barbora Radvilaitė. Ir aš kai pamačiau šitas baletas, aš paskambinau iškart mamai ir sakau, mam, žinai, taip noriu kažkada sušokti šitas baletas, bet manau, kad niekada nebus pas mane tokios galimybės, nes tikrai turi šokti tik lietuvė. Ir po 6 metų aš sušokau šį vaidmenį. Ir aš esu labai dėkinga choreografams, savo mokytojai Živilį Baikštytę, dėl to, kad padėjo man sukurti šį vaidmenį. Nes aš prisimenu netgi mėnesį prieš savo premjerą, aš vaikščiodavau tik su ilga sijonė kiekvieną dieną. Nes man buvo labai svarbu pajausti tas charakteris, tą epochą, kaip čia yra su tokios suknelės vaikščiot kiekvieną dieną. Aš labai daug sėdėjau bibliotekoje, archyvuose, skaitydavau iš visų knygų ten apie santykį Žygimanto ir Barboro, apie santykį ten Barbora Bona ir taip toliau, netgi aš tada ir yra daug žodžių, kurių aš nežinau, aš sėdėjau, žiūrėjo ten su žodynais, kaip čia reikia išversti. Techniniai dalykai irgi tu turi būti labai stiprus fiziškai. Jeigu yra vėl tas simbiozės, tavo stiprumas, jeigu tu stipri fiziškai ir psichologija savo esi stipri, tai tada gali būti labai geras rezultatas. Yra baletas, choreografas pastatė baletas, paaiškina, duoda tau tikslą, tu turi padaryti taip. Ir paskui, jeigu tu protingas artistas, tu pradedai ieškoti, aš visada pradedu ieškoti pati,
ko aš turėčiau dar pridėti. Aišku, kad aš turiu paklausti choreografę, o gal galiu pabandyti tai padaryti, o kaip jūs galvojate, o jeigu aš taip pažiūrėsiu, bus gerai, o jeigu taip pažiūrėsiu, kitaip bus. Ir tada choreografas gali pasakyti, taip, o pabandyk taip, gerai, arba kaip čia galima dar padaryti. Ir mes pradėjom, ir tada prasidės ta kūryba, ir man atrodo, kad 95% mūsų darbo čia yra ta kūryba, mes visada ieškom. Ir tu gali visą gyvenimą šokti Žizau, visą savo karjerą turiu omenyje, tu gali visą gyvenimą šokti Bajaderką, Nikę arba Gamzatį vaidmenį, nesvarbu. Kiekvienas spektaklis bus skirtingas. Pavyzdžiui, kai aš dirbu su vaikais, aš turėjau baleto tokią stovyklą, aš jau 3 metus važiuoju į Ameriką ir viena mergaitė po mano pirmoji pamoką pradėjo verkti. Aš taip užsigąsdinau, kad oh my god, ką aš dariau neteisinga, kodėl jį verkė, gal labai sunki pamoka arba dar. Ir paskui po 2 savaičių jinai atėjo, atnešė man ten tokį labai gražiai atvirukę, kur ten buvo parašyta: Olesė, ačiū Jums labai, kad Jūs išmokot mane nebijoti savo klaidų. Manęs jos įkvepia labai, nes kai aš matau, kad yra tas rezultatas, arba mano mergaitės laimėjo kažkokią vietą, kažkokio tarptautinio konkursuose, tai aš tada, wow, viskas, dirbam toliau, dirbam dar. Lietuva tai yra mano namai jau. Ir netgi aš, jeigu ten kažkur gastroliuoju, tai visi sako, ai, kur tu važiuosi? Aš sakau, tai namo važiuosi. Sako, ai, tai į Kyivą. Aš sakau, ne, į Vilnių. Nes didelė mano gyvenimo dalis jau praėjo čia. Ir man buvo labai svarbu išmokti Lietuvos kalbos, išlaikyti Lietuvos konstitucijos valstybinis egzaminas, dėl to, kad aš manau, kad tu negali gyventi šalyje, kuris tave priėmė ir nežinoti nieko apie kalbą, apie kultūrinės tradicijas. Čia turi būti pagarba tautai ir žmonėms, kurie tavęs priėmė, duoda tavo darbą. Mano tikslas buvo išmokti ir suprasti. Ir lietuviai, ir ukrainiečiai turi labai daug bendrų dalykų. Ir daug tokių panašių mentalinių gal momentų. Nes man, pavyzdžiui, bendrauti su lietuviais labai lengvai. Kažkaip pas mane nėra jokio barjero, mentalinio barjero arba dar kažkokio. Aš jau 2 metus nemačiau savo šeimos. Ir aišku, kad prieš karą tai buvo labai lengvai, galėjau čia pas mane atvažiuoti, dabar negalės. Ir aš dabar gyvenu dėl savo šeimos. Ir aš suprantu, kad jeigu aš negalėsiu padėti, jam nieks nepadės. Tai va dabar aš stengiuosi mažiau skaityti naujienas. Aišku, kad aš viską matau, aišku, kad aš ten galiu pasidalinti Instagrame, kas vyksta Ukrainoje ir taip toliau, nes aš norėčiau, kad žmonės matytum, kad karas vyksta. Blogas dalykas, kad aš supratau, kad čia jau gal ir bus visada, bet tu turi priprasti taip jau gyventi ir daryti at maksimumo to, ką tu gali daryti ir padėti kitiems. Aš tai neįsivaizduoju savo gyvenimą be baleto. Tiesiog neįsivaizduoju. Aš netgi, kai einu į teatrą, aš negaliu pasakyti, kad einu į darbą. Ne, aš einu į teatrą. Labai dėkinga, pavyzdžiui, savo žiūrovams, čia Lietuvoje, kurie visada man rašo ir Olesė, kada tu šoksi? Olesė, mums reikia būtinai žinoti datą. Mes norim ateiti į spektaklį, mes norim gauti emocijų, mes norim tik į tavęs. Ir man tai yra didelė dovana, kada žmonės nori ateiti į mano spektaklius.
Ir aš visada va taip, va,